Taigi sveiki, gavau 3 siuntinius iš AliExpreso ir noriu išpakuoti kartu su jumis. Taigi pradėkime galbūt nuo paties didžiausio. Tai yra, mano manimu, tai turėtų būti suknelė. Na, bet žiūrėsim, kas čia yra iš tikrųjų. Na, tai yra suknelė. O, kažkokia dar, nežinau, kas tai yra. Dovanėlė. Na ir štai suknelė. Dabar pabraškinti šiek tiek. Turėjo būti klasikinė. Suknelė jau sakė mano sesuo. Tai yra dirželis. Na ir štai, nežinau, kaip čia sutarpinti viską. Nuorodą paliksiu apačioje. Jau vienas dalykas man nepatinka, kad čia yra klostė. Nežinau, ar taip ir turėjo būti. Tas bus viena koja noga. Tiesiog štai taip. Nuorodai to tikrai nebuvo. Čia dar yra skiltukas kažkoks. Paskui parodysiu, galbūt kaip jinai atrodo ant pakabos. Šiaip tai sakyčiau, kokybė medžiaga labai keista. Čia ėmė mikselą. Na, žiūrėsim, merginai, kuri nešioja šiaip, net nežinau, kokį nedydį. Nusiūlus yra. Štai vienas. O šiaip medžiaga čia, man atrodo, bus poliesteris, nes apie natūralumą kalbos nelabai yra. Tik tai ir etikečių, aišku, nerasta normalių. Suprantama žmonėms kalba. Štai. Skalbti tik rankomis. Štai tokia etiketė. Snowflake. Žodžiu, šiaip suknytė visai nebloga. Tik nežinau, kaip čia bus su ta apačia. Štai tokia. Aš, žodžiu, parodysiu, aš paskui nuotrauką arba nufilmuosiu ant. Dar buvo dirželis prie tos suknelės. Toks visai nieko. Visai simpatiškas. Na, žiūrėsim, kaip čia atrodys visas tas reikalas. Atrodo visai įdomiai. Štai taip. Čia persikiša. Štai. Visai nieko turėtų būti. Antras siuntinukas tai yra su istorija. Tai buvo parašyta gale, kas siunčiamas kažkodėl per Suomiją. Ir, žodžiu, ten buvo ilga istorija, nerodė siuntos judėjimo apskritai. Ir, žodžiu, čia turėtų būti kempinėlės makiažui. Aš esu pirkus jas iš Oriflame. Tačiau visgi jos dėvisi ir nusprendžiau, taip, čia jos ir yra. Štai, viena ir kita. Ėmiau skirtingos formos, tiesiog noriu išbandyti. Bet man kainavo, rašo, $8, bet tam kainavo centus. Labai maloni tokia. Tik žiūrėsiu, kuri yra patogesnė. Kadangi ar taip jau susidėvi, tai žiūrėsime, ar yra skirtumas naudojant. Na, štai kita. Štai dvi tokios. Šiaip tai atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad yra tokios pačios, kokios ir buvo tos. Na, bet kai panaudosiu, pamatysiu. Atkeliavo, kaip sakiau, labai keistai, net likščioliai nerodė, kad apskritai judėtų. Ir čia kažkur buvo nuo 3.10. Tai kažkas gal per mėnesį ir atkeliavo.
Na ir trečias siuntinys. Turėtų būti auskarai. Žiūrėsime, kas yra čia. Čia užsakinėjom tokius auskarus. Nežinau, kurie čia atėjo, nes buvo užsakyti 3. Tie su, kaip dabar madoj. Nežinau, kaip madoj, kaip nemadoj, bet tiesiog daug kur pastebiu, tai matyt madoj. Auskarai su didesniu burbulu kitoje pusėje. Štai supakuotai tokį burbulinę plėvelę. Čia vėlgi galas surastas. Štai. Ai, čia yra matiniai. Štai tokie. Čia yra matiniai. Išpakuojame. Štai tokie matiniai auskariukai, šiaip labai simpatiški, matinis perliukas. Tai nieko smirda, tai Kinija kaip priklauso, o negu daiktai kažkaip jokio kvapo neturi, o šitas tai toks, man atrodo, kad ten auskarui kvepėt, bet labai stiprus kvapas. Ką tik sukėliau praeitą filmuko pirmų 3 siuntų video į kompiuterį. Skambutis į duris atnešė dar 2 siuntas. Stebuklų diena, 5 siuntos per dieną. Taip nebuvo lygi šioliai niekada. Tai štai yra 2 didelės siuntos. Čia turėtų būti vėlgi drabužiai. Žiūrėsim, ar tikrai plyšta lengvai. O, tai yra mano suknelė. Braškinsiu vėl. Žiūrim, ką turim. Tai yra dirželis kažkoks. Kažkas šitą dar iškrito. Ai, šiukšliukai. Taip. Na ir suknelė štai tokia. Su tokiais štai burbuliukais, perliukais. Žiūrėsim, kaip jie laikysis. Ai, gal ir normaliai. Vienas jau yra. Na, net ne vienas iš tikrųjų. Darė kaip kas norėjo ar nenorėjo. Tiesiog. Štai matosi, kaip nevienodai reikės pasitvarkyti, kad nepabirėtų. Čia irgi tas pats. Siūlų, aišku, kaip matot, krūva. Spalva gera, nes aš mačiau atsiliepimus apie šitą suknelę. Tai buvo tokia rūžava visiškai. Na, čia irgi apačia, bet kokia. Na, pažiūrėsim, kaip atrodys ant manęs. Čia šonas ir štai tokie pamušalas ir laisva medžiaga. Čia kaip normali rankovė, o štai čia tokie. Čia šiaip turėjo būti XXL, man atrodo. Ar net daugiau XL. Pakuotės nėra. Na, pažiūrėsiu, žodžiu, nuorodai, kas buvo užsakyta, bet man kažkaip atrodo, kad na, gal ir tas dydis iš tikrųjų. Čia dar kažkas siūlos užkabintas. Šiaip kol kas viskas kaip ir gerai su pačia suknelė. Kiek matau, na aišku, ten siūlai, tai kaip siūlai. Bet kol kas nieko. Užsidėsiu suknelę, pasimatuosiu, tada pažiūrėsim, kaip čia kas. Na ir antra siunta, teoriškai tai turėtų būti taip pat ruda, turėtų būti 2 palaidinės, bet aš nežinau, kadangi užsakyta buvo daug vienu metu ir rodo jau pagal internetą, kad irgi jau daug atkeliavę. Nežinau, ko laukti ir ko tikėtis. Taip, tai yra 2 palaidinės su arkliais.
Viena turėjo būti L, kita turėjo būti XL. Tai, vėl pabraškinis versti. Štai. Štai tokia. Čia mano, na tikrai, visai nieko, sakyčiau. Siūlai, aišku, styro, čia kas be ko. Kitaip ir būti negali. Štai. Medžiaga, čia dar kažkoks irgi. Medžiaga, kaip medžiaga. Permatoma štai tokia matosi. Rankovės su 2 sagutėm. Na, man visai patinka iš tikrųjų. Mano dydžio nebuvo. Na, to dydžio, kuris atitiktų mano dydį tiksliau nebuvo. Dar čia matau, man atrodo, rankovės galima užsilenkti. Taip. Ir štai toksai. Reikalai esam galima tiesiog prisekti. Na ir kai bus tai kaip ir trumpam rankovėm. Su Elu viskas kaip ir normaliai, na, vėlgi, nepaisant siūlų. Žiūrėjom, kaip yra su XL. Dvi merginos. XL. Taip. Čia gal sakyčiau net geresnė padėtis. Nėra tų siūlų. Yra. Toj pačioj vietoj. Toj pačioj vietoj vėlgi styro siūlai, tik truputį mažiau. Irgi nufotografuosiu pilną dydį. Galas yra truputį lengvai ilgesnis. Bet sakyčiau, kad čia su dydžiais tai yra netgi, na, gal pirmas vaizdas, tik tai toksai. Su dydžiais yra taip, kad, na, štai čia dar daug, čia galbūt netgi nemažinti dydžiai, o tokie kaip yra, nes, na, XXL čia ir panašu pagal dydį XXL. Štai toksai ganėtinai gražus vaizdelis. Tai dabar jau tikrai, ačiū, kad žiūrėjot ir tikrai iki kitų video.